Šiandien ruoždamas medžiagą vyrų sveikatos maratonui geresnė erekcija per 90 dienų, užklydau ant tokių dalykų. Ruoždamas mytybos planus, taip, mano dalyviai maratono gaus viską. Maisto papildus, kokie rekomenduotini, mytybos planai, visa teorinė informacija, seminaro ciklą. Užklydau ant tokios informacijos. Buvau labai seniai pamiršęs, kad žalios lapinės daržovės, iš tikrųjų tokios kaip rūkola, špinatai, kopūstai, turi daug folio rūgšties. Atsimenat, aš kažkada pasakojau, kad folio rūgštis tai yra tas dalykas, vyro nuotaikos vitaminas. Kai jeigu vyrui trūksta folio rūgšties, tai reiškia, moters bateliai per brangus, sukneliai netinka ir visa kita. Tačiau folio rūgštis man kažkaip buvo užkritus, kad yra labai svarbi spermos kokybei. Be viso to, tos lapinės daržovės dar mažina kraujospūdį, gerina kraujagyslių elastingumą ir yra vienas labai svarbus dalykas, palaiko kepenų fermentų veiklą. Todėl, vyrai, jeigu jūs netgi nedalyvaujate jokiame maratone, jeigu jums visiškai nerūpi jūsų erekcijos kokybė, valgykit žalias lapinės daržovės. Būtent rūkola, špinatai, kopūstas. Iš tikrųjų, nuotaika bus geresnė, spermos kokybė geresnė, kraujotaka geresnė, na ir kepenų fermentų veikla bus geresnė. Taigi, čia jums bonusas už tai, kad niekur nedalyvaujat, o sėdit tik tokia ir žiūrite mane. Pasidalinkit šito video su draugais ir be jokios abejonės paspauskit like ir parašykit komentarą. Ačiū jums nuoširdžiai.